rodo, jau esam live, tik tai pasitikrinsim. Šiandienos tema, kodėl Skirmantas Malinauskas meluoja ir kaip jis meluoja. Žodžiu, aiškinsimės, kaip šitas veikėjas meluoja. Ar ne, jau gaunam, kiekvieną dieną vis gaunam vis daugiau ir daugiau informacijos, bet to aš pasitikrinsiu, ar tikrai mes esame jau online. Ir jeigu esame, tai prikabinsiu, kad visi matytų, ar ne? Vieną minutę. Taip, jau esame online. Toj priseksime, kad visi matytų pačiam viršui mūsų Facebook'o profilėje namų brokeriai. Kas nori dirbti su nekilnojamu turtu, prašom kreiptis, kas turit parduoti namus, prašom kreipkite, ar norit pirkti, prašome kreipkitės namų brokeriai. Kontaktus matote, ne? Dabar šiandien, taip, išjungiam iš visą muziką. Ok. Kas nutiko? Visų pirma, buvo jau šmeižikiški video įrašyti anksčiau iš Skirmanto Malinausko. Dabar jisai dar vieną sumontavo, reiškiasi, ten vadina mane ir mūsų komandą visą sukčiais. Dabar jau iškrypėlių mane vadina, ten su vienu pabėgusiu agentu iš mūsų komandos, reiškiasi, jie sugalvojo susukti tokį reportažą. Melaginga. Jie ima kažkokį fragmentą. Va tai mes čia ir aiškinsimės, kaip Skirmantas Malinauskas meluoja. Ima kažkokį fragmentą, galbūt vieną kažkokią, galbūt kažkokią klaidelę ar kažką ir padaro tokią hiperbolę ir ignoruoja visiškai faktus, ką, sakykime, žmonės daro gerai, visiškai ignoruoja. Bet čia jau paliksime jums spręsti, reiškiasi, bet du klausimai. Man reikėtų tos klausimus iš tikrųjų užrašyti, ar ne? Kaip Skirmantas Malinauskas meluoja? Ar ne? Kaip Skirmantas Malinauskas meluoja ir kitas klausimas būtų, arba reikėtų juos abu surašyti. Taip, reikėtų jo pavardę išryškinti, tegul visi žino. Kaip Skirmantas Malinauskas meluoja. Vienas klausimas būtų. Ir kitas klausimas būtų. Ir kodėl jis meluoja? Ar ne? Ir kodėl jis meluoja? Du tokie klausimai. Kaip Skirmantas Malinauskas meluoja ir kodėl jis meluoja? Ir kviečiame į pokalbių šou, kviečiame visus, kas turit savo nuomonę, norit išsakyti, galėsim po vieną, galėsime Zoom konferenciją daryti. Žodžiu, jūs nuspręskite patys, kaip tą darysime, ar ne? Ar norėsit viešai, ar norit tik tai pranešti informaciją apie šitą veikėją. Bet žodžiu, bet kokiu atveju dabar šitas veikėjas papuolė į mano akiratį. Anksčiau aš šitokių žiūrėdavau, šunys loja, karavanas eina. Bet šiais laikais nebegali žiūrėti į šunis, kaip į papras. Dabar yra virtualūs internetiniai šunys. Ir kai jie loja, visas internetas skamba. O interneto dėka mums reikalinga verslą daryti. Mes turime žmonės pasiekti, gaunam informaciją, paduodam informaciją. Ir va šitokie veikėjai atsiranda, kurie patys pripažįsta, kad meluoja. Kad nedaug žodžiauti, iš karto einam ir klausom jo pranešimo. Jo prisipažinimo, kad jis yra melagis. Taip. Ok. Jungiam per visą langą. Tiesa yra svarbu, jeigu kas nežinote dar to veikėjo. Tai čia toks veikėjas, kur, žiūrėkit, vien jo veidą išraiškas pažiūrėti. Kaip jums veidelis, ar ne? Čia veidotyrininkams siūlyčiau patyrinėti. Kaip tas bandymas įtikinti, kad jis yra teisus, kad jis tiesą sako. Žiūrėkit, koks jis teisingas, kaip jis tiesą sako. Tiesa yra svarbu. Tiesa labai svarbu. Žodžiu, tai paklausom, ką jisai čia prisipažįsta. Ar ne?
Aš esu Skirmantas Malinauskas. Nuo šiol teismo sprendimu pripažintas melagis, todėl labai atidžiai žiūrėkite, kas jums. Aš esu Skirmantas Malinauskas. Nuo šiol teismo sprendimu pripažintas melagis, ar ne? Nežinau, kažko čia garsas toks, nežinau kaip jums girdisi, bet toks atrodo prislopintas, tai čia kaip perfilmavama kažkas tai, bet žodžiu, ką jisai sako? Aš esu Skirmantas Malinauskas ir aš esu melagis teismo sprendimu pripažintas. Nu, turbūt teisėjai neklydo, bet mes irgi yra pranešta policijai, mes aiškinsimės per prokuratūrą, aiškinsimės visais įmanomais kanalais, kam jisai kenkia, kodėl jis kenkia ir taip toliau, bet tuo pačiu ir mes visuomenės nuomonę norime žinoti. Ką visuomenė žino apie jį ir man ačiū visiems, kas parašėt žinutės apie Malinauską, kas padavėt vidinės informacijas iš 15 minučių, iš Respublikos, iš Žinių radijo, kas jį galbūt pažįstate, kaip jis mokykloje elgdavosi, kas jo tėvai. Kuo daugiau mes apie šitą veikėją sužinosim, tuo geriau. Nes tai yra piktybinis kenkėjas ir paklausom dar kartą. Aš esu Skirmantas Malinauskas. Nuo šiol teismo sprendimu pripažintas melagis, todėl labai atidžiai žiūrėkite, kas jums rodoma ir klausykite, kas jums sakoma. Viską tikrinkite 10 kartų. Jūs klausotės melagį. Aš tikėjau tavim, bet man regis, tu esi melagis. Panašu, kad tai melagis. Skirmantas Malinauskas. Nuo šiol teismo sprendimu pripažintas melagis, todėl labai atidžiai. Skirmantas Malinauskas teismo sprendimu pripažintas melagis. Nežinau, kokio čia senumo video įrašas, gal prieš metus, gal dabar, gal kažkada, bet tai yra faktas ir jis pripažįsta, kad jis yra melagis. Nu, čia turbūt jau daugam yra nepaslaptis, kad tai yra melagis, kad tai yra totalus melagis, ar ne? Bent jau mano reiškiasi atveju, tai yra šlykštus, žemo lygio melagis. Tai yra žemo intelekto, pagal mano supratimu, tai yra labai žemo intelekto žmogus, kuris nori uždirbti pinigus, kenkdamas kitiem. Bet turiu jums klausimą. Tiesa, dar turiu aš daugiau video apie jį. Ir kas norite daugiau informacijos apie šitą veikėją sužinoti, tiesiog ką aš išsiaiškinsiu. Tiesiog eikite į YouTube kanalą ir įveskite namų brokeriai. Namų brokeriai. Spaudžiate. Kas norit parduoti namus, tai va, playlists, arba grojaraščiai, žiūrėkite klientų atsiliepimai. Bet Skirmantui Malinauskui yra paskirtas visas grojaraštis. Pirmas žvilgsnis 1, 2, 3, 4 įrašai ir dar daugiau yra informacijos apie jį, to aš pažiūrėsiu. Paskutinis, čia melagis skanduoja Lietuvos žmonės. Žodžiu, čia nemažai dėmesio dabar jau skiriame Skirmantui Malinauskui, nes jisai norėjo gauti dėmesį, jisai jo gavo ir gaus dar daugiau, bet mums svarbu išsiaiškinti, kaip jis meluoja, kodėl meluoja, kaip jisai meluoja, ar ne? Tai va, pirmas klausimas būtų, rašykite visi, jo bendradarbiai ir visi nukentėję nuo jo. Kaip jūs manote, kaip Skirmantas Malinauskas, kaip šitas tiesa yra svarbu, veikėjas meluoja? Tai va, tiesa apie Malinauską, Skirmantą Malinauską, turbūt irgi yra labai svarbu. Tiesa yra apskritai svarbu, jis gerą tokį pasirinko šūkį, tiesa yra svarbu. Bet kieno tiesa? Kas tas tiesa finansuoja? Ko siekiama su ta Skirmanto Malinausko tiesa? Tai mes dabar aiškinkimės ir apie tiesą apie Skirmantą Malinauską. Ar ne? Šiandien aš vieno žmogaus jau nukentėjusio nuo jo paklausiau, sakau, kaip tu manai, kodėl jis meluoja? Nu, tai atsakymas buvo toks, kad jis tiesiog yra sisteminis šuva, kaip šuo, fas. Reiškiasi, kad sistema, kas reiškiasi, sudaro opoziciją tai sisteminiam tam valdymui, kad ten, sakykime, visi iškrypėliai, kur bando propagandą prastumti, skiepų propagandą, turbūt matėt jo su Kigolio interviu, kur jisai kažkas rašo, kad
turėtų jisai būti teisiamas už genocidą, nes dabar praėjo jau laiko, dabar visi žinom, kas nutiko šitos didžiosios pandemijos metu, visi puikiai žinom, ar ne? Visi jau turim savo šeimoje aplinkoje žmonių, kurie arba jau nebeturim, ar ne? Ir šitas veikėjas labai propagavo. Kodėl jis tai darė? Ar jis tom tikėjo, ar jam buvo sumokėta? Matot, farmacijos industrijoje vaikšto milijardai. Turbūt irgi jau girdėjote, kad 5 milijardai buvo pripirktų iš Lietuva, neturtinga šalis. 5 milijardai buvo išmesta lauk tų, vadinasi, vaistukų stebuklingų, ar ne? Ir šitas veikėjas propagavo. Kiek jam už tai sumokėjo? Nežinau. Ar sumokėjo? Nežinau. Tai va čia ir aiškinkimės tos dalykus, ką jisai daro. Panašu, kad, tai va, vienas atsakymas buvo, kad tai sisteminis šuva, kitas atsakymas gal jis ideologinis, kas labai abejotina, kai jis iš idėjos tai daro. Ir trečias atsakymas panašu, kad pinigai, ar ne? Nes jis, žiūrėkit, beveik kiekvienam video duokit pinigų, kaip tam, dabar aš nežinau, ar atrasiu, 12 kėdžių, dėdė daug pinigų. 12 kėdžių scenos. Gal ir atrasiu. Ten toks grojaraštis buvo, kur padarytas, kur dėdė daug pinigų. Turbūt, kas jau vyresnio amžiaus, tai žinote. 12 kėdžių. Greitai neatrandu, bet, ai va. What the is my life? Matas reklamas pablokuoti. Va, čia Skirmanto Malinausko daugmaž, sakyčiau, labai tinka jam. Рубль. Dėdė, pridėt galėtum. Nudvėsusi asilo ausis, gausi iš Puškino. Ar jums neatrodo, kad labai tinka šitam dėdė pridėt galėtum? Kiekvienam video jisai prašo paaukoti pinigų. Paaukoti, prašo net nuo mokesčių nuskaičiuoti, kad tik tai jam paaukoti. Čia rublį. Žodžiu, tai va, čia viena gali būti iš priežasčių. Ten yra dar geresnių, kur šoka tie visi veikėjai už pinigus. Iš 12 kėdžių tie kadrai. Ne, turbūt greitai nerasiu dabar. Nu, nesmė, bet žodžiu, kodėl jisai meluoja, ar ne? Kodėl jisai meluoja? Kodėl šitas žmogus, kuris pasako, kad tiesa yra svarbu, kodėl jisai meluoja? Tai galbūt dėl pinigų, galbūt jam su psichika yra negerai. Yra žmonių, kurie tiesiog meluoja, bet šiaip. Yra žmonių, turbūt visi pažįstate, arba gal kai kas pažįstate, yra žmonių, kurie tiesiog meluoja, nors nereikia meluoti. Nėra, nu pavyzdžiui, klausi merginos skambinėje ir sakai, labas, ką veiki, kur tu dabar esi? Ir matai, kad jinai prie šiukšlių konteinerį šiukšlės pila lauką, ne? Skambinė, sakai, kur tu esi, ką veiki? Tu su manim nori bendrauti. Tu išjungsime. Ok, 1 minutę. Va, matot, žmonės jau skambina. Žodžiu, ar gali būti tai tiesiog patologinis ligonis? Ar gali būti, kad tai patologinis ligonis ir jisai tiesiog meluoja, nes serga? Ar ne? Ar yra tokių ligų? Taip, yra tokių ligų. Ir aiškinsimės, ar gali būti, kad šitas žmogus tiesiog serga? Ar ne? Visko gali būti. Žinot kaip? Kol neatliksim pilno išsamaus tyrimo, tol
tol ko gero mes ir tuoj prašo žmonės atsiųsti informaciją. Žodžiu, mes turim aiškintis visus variantus. Galbūt tai yra ligonis, galimai tai yra ligonis, nes bent jau jo fizinė išvaizda, to parodys jo fizinė išvaizda, ne? Bent jau fiziškai. Matos, kad žmogus neturi jokios kūno kultūros, kad visiškai neprisižiūri. Tiesa, čia dar kitas klausimas jau bus, kaip jis meluoja. Kaip jis meluoja, ar ne? Paklausykit, galbūt užuomena bus, kaip Skirmantas Malinauskas meluoja, iš kur jis gauna informaciją. Čia man tas buvo labai įdomu. Bet šiaip pagal kūną matot, nutukęs, čia tik tai pagurklės jo matosi, ne? Tuoj mes parodysim jo visą kūną. Ir man jo kolegos jau paduoda informaciją, kodėl jisai yra nutukęs. Tik tai vienintelis, kas mane gelbėja. Vienintelis, kas tave gelbė. Greitai tave niekas nebegelbės. Šiuo metu dar, kad aš nesu taip stipriai irgi užkabinęs tiek daug fronto atsidaręs, kalbant apie kriminalinį pasaulį, nors ir apie Daškės, ten žmogžudystę sukalbėjęs ir taip toliau, bet Pukelis Švinis, jo bėda yra, kad jisai ir nusikaltėlio akise jau nebėra, ypač po mano epizodų. Kitaip tariant, jisai sako, kad bendrauja su nusikaltėliais, ar ne? Jisai bendrauja su nusikalstamu pasauliu ir jis jau netgi čia jisai pasako, kad net bendravo su nusikaltėliu pasauliu ir nusikaltėlio akise jis kažkoks, ten tas Švinis yra netoks. Ką tu veikiai su nusikaltėliu pasauliu, ar ne? Kaip tu susijęs su nusikaltėliu pasauliu? Klausom toliau. Mes labai gilinsimės į šitą žmogų, tiek į jo kalbėjimą, tiek į jo veiksmus, tiek į jo praeitį. Man atrodo, pavyks mūsų tyrimo metu atkasti daug įdomių dalykų apie šitą nutukusį veikėją. Po epizodo informatorius, kur yra atskleidžiama, kaip jisai bendrauja su Vokietijos teisėsauga ir taip toliau, visi puikiai supranta, kad tai nebėra joks autoritetas ir dabar su juo leistis į kažkokius reikalus yra tiesiog pavojinga, nes arba ta informacija pasieks teisėsaugos institucijas, arba jisai pats jos kažkada priduos ir išduos. Tai šitoje vietoje jam yra sudėtinga. Žodžiu, jisai jau kalba apie nusikalstamo pasaulio veiklą, ar ne? Viską puikiai žino. Bet... Tai atkreipkite dėmesį į šito žmogaus kūną, ar ne? Ar jisai turi kokią kultūrą kūno, ar jisai gerbė savo kūną, kodėl jisai nutukęs, kodėl jisai ėda galimai daug, o gal jis ligonis, gal jis yra patologinis ligonis. Irgi kažkada man teko su labai įtakingu pareigūnu kalbėtis. Klausykit, kažkada man teko su labai įtakingu pareigūnu kalbėtis. Ok. Klausykit įdėmiai, kas nuo šito veikėjo esat nukentėję. Mes gaunam informacijos, kad jis galimai prieina prie informacijos. Ir jis prieina informacijos prie valdžios. O čia visi, kam pučiama į smegenis oras, kad duomenų apsauga. Mes turime informacijas, kad jis galimai turi informacijas iš valdžios ir galimai iš saugumo departamento netgi. Iš saugumo, kitaip tariant, jis turi ryšių arba ten sumoka, arba pageria kitų, ar taip toliau. Tai yra viena iš tokių versijų, kad jis gauna prieigą prie informacijos, kuri kitiem yra neprieinama. Ir tai daro nelegaliai, tai daro ne per užklausas, neoficialiai, o tai matomai daro gerdamas, arba turėdamas, arba sistema jį tiesiog maitina ir kaip šunį siundo ant žmonių, kurie kalba prieš sistemą, kurie kalba prieš iškreipimo skatinimą mokyklose, ką daro ta LGBT propaganda, kurie kalba prieš skiepus. Reiškia, visi, kurie priešinasi teisingom vertybėm, visi, kurie už teisingas vertybės ir priešinasi šitai diktatūrai ir genocidą įdieginėjimui, šitas šuo yra pasiunčiamas, sako, kalbėk, dabar išjuokink, išderk ir taip toliau. Tai aš daug ko nežinau, nes tikrai šito veikėjo pradėjau domėtis tik tai dabar. Netgi po pirmo įrašo jo, kuris parašė Visi butai Supčių kontorą, tai nekreipiau visiškai dėmesio, nes mano principas yra šunys loja, karavanas auga. Aš koncentruoju savo šeimos dėmesį į tai, ką aš noriu.
kokie mano tikslai, į tobulėjimą, į mokymas, į verslą. Todėl ir gyvenu Amerikoje, ar ne? Todėl va, už mano nugaros matosi mano sūnaus tiek Floridos, tiek Amerikos čempionas, geriausias pasaulyje šachmatistas. Suinvestuota daug laiko, energijos, pinigų, kad jisai taptų to geriausio pasaulio šachmatistų. Šachmatas yra sudėtingas intelektualus žaidimas, bet įtariu šitie veikėjai nežino, ką tai reiškia. Reiškia, apie intelektą pas juos... Tiesa, dar įdomus pastebėjimas. Kaip mano auditorija rašo komentarus, tai rašo komentarus tokius, vis tiek intelektualus. Tai yra, kartais ir blogi, bet rašo sakiniais. Rašo sakiniais, vis tiek ir su klaidom, dabar jau daug kas nebemoka rašyti taisyklingai, ar ne? Matyti, jau mokyklose tas lygis švietimo labai nusmuko. Kaip girdi, taip ir mato. Mačiau, EU rašo, mačiau kaip EU, reiškia, kai turi būti IAU, rašoma EU kaip Europa. Ne? Bet vis tiek komentarai yra daugiau aš tokia sakiniais ir taip toliau. Aš dabar renku visus įrodymus, grasinimus ir taip toliau. Čia jo auditorija. Klausykit, kokie jo auditorijos komentarai. Čiulk, užmušiu, išprievartausiu, tu lavonas, uostyk tą, uostyk aną. Žodžiu, čia yra jo auditorija. Va, kažką aš išmokau apie jo auditoriją. Vien tokie komentarai, masiškai, viens po kito tokie. Tai parodo apie jo sekėjų. Galbūt ne visi, bet turbūt dauguma. Ir kaip jo bendradarbė parašė, kad jis tokių bukagalvių armiją kuria, reiškia, tokių silpnapročių bukagalvių, kurios kaip zombius galima, jisai pats kaip šuo, ir jisai taip apeliuoja į tą tokio žemesnio intelekto matomai. Bet čia kol kas tik tai pirminis toks tyrimas, ir mes aiškinamės giliau. Kviečiu visus į Zoom konferenciją arba asmeninę, arba ypač domina bendradarbiai, domina Kigolis, domina Orlauskas, domina Respublikos, kas ten, Tomkai, ar kas, žodžiu, domina visi, jeigu kas atrastumėt jo dėdės tą, ar sugyventinę, ar žmoną, kas ten buvo, kur jisai grasino, reiškia, dėl nekilnojamo turto praėjus 2 dienom po dėdės mirties. Kodėl jisai meluoja? Ar dėl pinigų, ar tai sisteminis šuo, ar tai ideologinis, ar tai jis yra patologiškai nesveikas tiesiog. Ar ne? Aiškinkimės visi kartu. Aš noriu visuomenės nuomonės apie šitą veikėją. Toliau, kaip jisai meluoja? Irgi galima jo video įrašus žiūrėti, klausyti, ir jisai pats prasitarė, kaip jis tai daro. Jis įsivaizduoja, matot, kame yra šito žmogaus problema. Jis įsivaizduoja, kad jisai geras manipuliatorius, geras melagis, jis ten netgi moko kitus, kaip piramidę kurti, kaip platinti tos piramidės dėka jo video įrašus, kad jam daugiau priaukotų. Dar vienam video, reiškia, kaip galima prizūminti, juodai baltą padaryti vaizdą ir po to staigiai prizūminti ir bet koks teiginys atrodys kaip nesąmonė. Kitaip tariant, jisai išmano manipuliaciją, jis galvoja, kad jis išmano manipuliaciją ir šitaip daro poveikį, reiškia, tai bukagalvių, sakykime, auditorijai, ar ne, tai kur uostyk, čiuošk, išprievartausiu, nužudysiu, tu lavonas, tu toks, reiškia, tokia auditorija, jisai apeliuoja į tą auditoriją. Ir jis ją galbūt žino, kaip manipuliuoti, ar ne? Kita jo problema yra pinigai. Pinigai. Netgi vienam video įrašui, žiūrėkit kitus video įrašus, jis ir pasako, jo tikslas yra pakenkti tiem, kas turi pinigų. Jo tikslas yra pakenkti tiem. Kitaip tariant, mes analizuosim jo psichologinį veidą, analizuosim, kūną nėra ką analizuoti. Puikiai matot. Tai yra nutukęs kiaulė, kuris ėsti, kaip man viena informatorė pranešė, kad jam tik tai ėsti ir vartoti alkoholį. Bet jis dar nori vis tiek turėti pinigų. Reiškia, neįdėdamas pastangų, nelavindamas intelektą, būdamas toks pigus šuo, kur kažkokia informacija, kur kažkas, eiti ir į tą tokią begalvių auditoriją. Bet čia yra tik tai mano nuomonė. Kol kas aš tik tai savaitę laiko, kol kas tik savaitę ar pusantros aš kreipiu šiek tiek dėmesį ir kalbu su žmonėmis apie šitą veikėją. Tarp kitko, stebėkite
kuris apšmeižė dar vieną žmogų, Adas Užkuraitis, ar ne? Tai turėtų būti laida LNK televizijoje, jau ruošiama laida apie jį. Ar ten iškraipys, neturėtų labai iškraipyti, bet kitas klausimas, kodėl šitas veikėjas buvo pašalintas arba pasišalino Respublikos 15 minučių ir žinių radijo. Bendradarbiai, rašykite ir jeigu kas išdrįsite išeiti, nes matau Lietuvoje, kad jo bijo žmonės, kad jo kiti bijo tiesiog, ar ne? Tai yra toks matomai sisteminis kenkėjas, matomai turintis kažkokių ryšių, kad jo kaip ir bijo. Brangiai, nėra ko jo bijoti, mes išanalizuosim jo visą psichologinį tą veidą, ar ne? Kokias jo yra Žiūrėkit, visų pirma, kodėl jis nutukęs? 39 ar 40 tiek ten metų jam yra vyras, nutukęs kaip kiaulė. Man 50 metų. 50 metų. Dar bicas matote, ar ne? Reiškiasi, yra kūno kultūra, yra priežiūra, yra teisingos vertybės, yra teisinga mityba. Neėdama kaip kiaulė bet ką, bet kaip jo kolegė paaiškino, ar buvusi kolegė kaip pristatė. Reiškiasi, matomai, ėda kaip kiaulė, vartoja alkoholį, viskas viduj pūva, ir turi viršsvorį, ar ne? Ir plus dar melagis, meluoja, blogai jaučiasi, meluoja, kad tas kelias kapeikas gauti daugiau. Ir atkreipkite dėmesį, pavydi visiems, kas turi pinigų. Žiauriai organiškai nekenčia tų, kas turi pinigų. Reiškiasi, tas pavydas jo viduje tiek yra persisukęs, kad jis paliko, matote, tarp tų žemesnio intelekto žmonių vienas iš tokių populiaresnių streamerių Lietuvoje noriu pabrėžti. Pasauliniu mastu jis yra niekas, yra zero. Kažin, ar jis angliškai net moka kalbėti, ar ne? Jį čia Amerikoje labai greitai uždarytų. Bet Lietuvoje pažiūrėsim, ar pavyks mums jį uždaryti ar ne. Reiškia, aš pilnai, tik tai koncentracija mano yra iškelti baudžiamą bylą, pritaikyti jam priemonės, pritaikyti sankcijas ir uždaryti. Jisai turi pailsėti biškutį, kad galbūt dvasiškai patobulėtų. Sukūs. Kalėjime jisai tikrai sukūs, tą galiu garantuoti. Ten jam niekas neduos tai paėsti ir alkoholio pagerti, kaip jisai, kad, sakykime, Lietuvoje laisvė daro, ne? Tai tiek tiesa, jisai man rašė, dar įdomi, jisai man rašė žinutės. Tuo aš netgi atrasiu ir atnešiu, čia labai svarbu paklausyti. Čia jo lygis, jis iš savo Facebook akaunto rašė man žinutės. Vieną minutę. Ateinu, brangiai, ateinu. Ok, tuoj paskaitysiu, ką šitas nutukęs veikėjas, reiškiasi, rašė man 11 valandą vakare. Čia toks streameris tiek turi jisai tų sekėjų, toks jau kietas streameris. Nukentėjusio nuo Malinausko. Tuoj pažiūrėsiu, kur tas mano, turbūt aš ne tam, pas mane matote, asmeninės verslo yra. Ok. Tuoj. Jis man grasino, įsivaizduojat? Jisai man grasino. Mes jam baudžiamą bylą ruošim. Šitam veikėjai mes ruošim baudžiamą bylą. Bet to pačiu aiškinsimės ir jo, kodėl jis meluoja, kaip jis meluoja, kodėl jis meluoja. Aiškinsimės tą psichologinį jo veidą. Akauntas rašo Skirmantas Malinauskas. Rašo man Lietuvos laiku 23 valandą. Žodžiu, ten aš tokį baudžiamą bylą skirtą Malinauskui, registruokitės į Zoom konferenciją, yra daug nukentėjusių. Kažkas pakomentavo, kad nori registruotis ir po to jisai rašo, reiškiasi, šis aferistas nesigaudo aplinkoje, bet mes jam padėsim grįžti į realybę ir apginsime jo aukas.
Nu dabar aiškinsimės Skirmanto Malinausko aukas. Matot, jisai kalba apie kažkokias aukas, klientai, kurie mus nori apgauti ir apeiti, nemokėti pinigų. Čia viena grupė labai tokių nukentėjusių klientų, kai atliekamas darbas, kur mes registruojame įrodymus, ką padaryti, kiek skelbimų dėjom, kiek rodymų ir taip toliau, sutartį turim su klientu. Jisai ima tokius klientus ir jau vadina apgautais. Bet kažkodėl jisai neina į YouTube kanalą ir neklauso, kodėl mes pradėjom filmuoti klientus, klientų atsiliepimus. Ir ačiū, tarp kitko, visiems klientam, O prieš tai kurie sutiko. Čia yra ir verslininkų rimtų, labai rimtų. Šitam šūvai toli iki šitų žmonių dar, kai kurie. Ir valstybės įstaigos jau žėmė atitinkamas pareigas. Ir verslus turi didelius. Kai kurie šitie žmonės, kai kurie yra paprasti žmonės, darbininkai kaip ir visi, bet jisai sako, kad čia durneliai. Visi šitie durneliai apgauti, jie patikėjo, apsigavo ir taip toliau. Bet eikit, klausykit, ką tie žmonės šneka. Ką tie žmonės šneka. Labai gražiai pristatė tą mano sodybą, nekilnojamą turtą, iš visų pusių, iš visais aspektais, net ir man pačiai buvo smagu pasižiūrėti. Nes čia yra moteris labai rimta verslininkė, labai rimta, čia yra retenybė iš tikrųjų. Čia šita moteris, jai 70 su viršų metų, bet tokia veikli, tokia greita, tokia energinga. Aš pirmą kartą sutikau tokį veiklų, energingą žmogų, kur jau Lietuvoje, pagal Lietuvos standartus, dažniausiai jau skaitoma jau senas, ar ne? O čia tikrai man, sakykime, aš norėčiau tokiuose metuose būti toks veiklus, energingas, daug dievė man sveikatos, ar ne? Dėl to nesam niekas garantuotas, nes yra daugiau faktorių, ne tik tai kūno kultūra ir sportas ir mityba. Yra daugiau faktorių, kas įtakoja mūsų sveikatą. Kaip turi savo daiktą, tai tu jo nematai, iš esmės pripratęs esi. Ir atsirado tų pirkėjų. Šiai minutei avansas yra sumokėtas, jau kaip ir... Va, čia parduotas. Ir čia jinai turėjo kalbėti kaip kita agentūra. Iš tikrųjų reikalai tikrai pajudėjo. Labai gražiai pristatė tą mano pardavinėtojais, tuo labiau ir tuo... Vadieną. Kodėl patikėjau šį pardavimą namų brokeriam? Galbūt todėl, kad labai jau nusivyliau kitais pardavinėtojais, tuo labiau ir tuo pačiu ir savim, už tai, kad... Va, žiūrėkit, moteris kalba, kaip pardavinėjo kitos agentūros ir kaip atlikom darbą mes. Kitaip tariant, čia objektyvi nuomonė. Jinai nebuvo taip, kad iš karto atėjo pas mus, apsigavo, išsidūrė ar dar kažką. Tai kaip Malinauskas bando parodyti, ar ne? Čia moteris, kuri pirmą dirba su viena agentūra, ar netgi su dviem, po to jau nusivylė tom agentūro darbo, kad jos nedirba, netlieka darbo, taip kaip jinai tikėjosi, skelbimą įdėti į vieną portalą, čia bet koks durnius gali, taip kaip dirbam mes, yra dirbama komanda, yra tiesiog sistemingai, aktyviai dirbama tuo klausimu kiekvieną dieną, kad turtas būtų parduotas, ar ne? Kodėl Malinauskas apie tai nešneka, ar ne? Kodėl jis nešneka? Va, čia ir aiškinsimės, ar ne? Ir jis tokią moterį pavadintų arba durnelę, arba išsidūrusią, pakibusią, papuolusią, ar ne? Bet mes turime filmuotą medžiagą. Čia jau pardavimo faktas įvykęs. Kadangi to dalyko neišmanau, tai irgi mažai naudos buvo iš to mano skelbimo, o pradėjus pardavinėti namų brokeriam, iš tikrųjų reikalai tikrai pajudėjo. Labai gražiai pristatė tą mano sodybą. Dabar čia vienas klientas, dabar žiūrim, čia kita telefonu kalbėjo. Nustebino labai stipriai, darbas jūsų labai jaučiasi, visai skirtingi darbai vyko. Nelyginant su ana agentūra, tarkim, ir jumis, tai su ana agentūra tai tarsi neperka, nes nėra žmonių, nėra norų, nėra pirkėjų, kaip čia pasakyti, krizė, kaip... O su jumim pasirodė, kad viskas, visi nori gyventi, visi nori pirkti ir visi turi pinigų. Tik netinkamas namas gaila. Čia kita klientė ir dar viena klientė, Sandra. Tarp kitko, čia prieš tai, kur kalbėjo, Meilutė, ne jos vardas, telefonu jinai kalbėjo. Tai čia irgi pardavinėjo kita agentūra 9 mėnesius, nepardavė.
mes pradėjom pardavinėti, pardavėm per 1,5 mėnesio. Ir pirkėjo buvo anšlagas, kaip jinai vadina. Ir čia platformas. Aš spėju, kai jūs pardavinėjote, įdėjo tik vieną skelbimą. Jo, įskelbė LT ir yra roda. Ai, taip. Žodžiu, čia yra, daugiau yra, kur mes pardavėm Panevėžį, per 7 dienas kita agentūra ar metus ar 2 pardavinėja. Po to čia yra ilgi interviu šitos moters, Meilutė. Sveiki visi, šiandien pasirašom sutartį ir pradedam pardavinėti namą. Mes šiandien filmavom tik pirmą dalį, kaip mes sutartį pasirašėm. To yra antra dalis. Taip, įrašas. Mes jau dokumentuojam ir filmuojam visus etapus, kad parodyti žmonėm, kaip mes dirbam, kad melagingi pardavėjai, arba tokie kaip Malinauskas, kad jų žodis tiesiog paliktų nulę vertės. Man atrodo, prasidėjo, įrašas prasidėjo, sveiki visi, Darius namų brokeriai ir šiandien vėl kalbame su Meilutė, man atrodo, praėjo sutartį mes pasirašėm, man atrodo, prieš 8 ar 9 dienas. Rimtai marketingą pradėjom prieš savaitę ir dabar, kaip ir buvau minėjęs, kad filmuosim visą procesą. Sutarties pasirašymas, dabar vyksta rodymai, dar namas neparduotas, vyksta rodymai, apžiūros ir taip toliau. Po to jau, kai bus suformintas avansas ir jau paimti rankpinigiai ir parduotas, kaip mes jau vadinam. Ir po to jau ant pat galo dar kaip viskas iki pat galo, kai užsibaigė. Tai va tokius 4 interviu nufilmuosim iš namo pardavėjos Meilutės, namas prie Kauno Marių. Ir esam, aišku, labai dėkingi, kad Meilutė sutiko visam tam tokią laivą, tokią demonstruoti visą mūsų pardavimo procesą ir tiesiog kalbėti apie tai, nes yra konkurencija, konkurentai mūsų nemėgsta ir rašo blogus komentarus taip toliau, to labiau, kad mes perimam. Dar yra ir Skirmantai Malinauskai, kurie meluoja. Kitų konkurentų objektus perimam, Meilutės irgi perimėm iš konkurentų, tai jie, nesvarbu, kad jie darbo gerai neatliko, bet jie vis tiek ant mūsų pyksta. Ir tas pyktis nėra geras dalykas ir šmeižia, ir kai kurie žmonės tiki tokiais komentarais taip toliau. Tai mes, kad tokie priešnuodį šitiem komentaram, Meilutė sutiko ir filmuosime 4, visą, nuo pat pradžių iki pat galo visą procesą. Tai labas, Meilutė. Labas. Meilutė ką tik sakė, kad yra euforijai, tai dabar Meilutė papasako, kodėl esi euforijai. Todėl, kad pirmiausiai, kai pasirašėm sutartį, tikrai netikėjau tokio klientų anšlago ir kadangi nedalyvauju šitam procese, turiu palikti namus, tai žiūriu, kad jau savaitgalį turint ieškoti naujų namų. Toks jausmas, kad jau galiu pradėti ieškotis, kur gyventi, nes labai ateina daug apžiūrų ir visos teikia viltį. Ta prasme, nesitikėjau tikrai, kad tiek ateis žmonių. Nemeluosiu. Kiek šiandien buvo jau pirkėjai atvykę? 4 + 1. 5. Taip, 5 buvo. Ir mano žiniomis, kad liktai... Tai va čia, jeigu kas abejoja mūsų darbu, yra prifilmuota ir čia tik nedidelis kiekis klientų yra nufilmuota. Jūs turite suprasti, kad dauguma nenori filmuotis, nenori viešai išeiti. Čia mes esam dėkingi šitiem žmonėm, kurie sutiko papasakoti tiesą, tiesa yra svarbu, papasakoti tiesą, kaip mes iš tikrųjų dirbam. Tai va, jeigu kam reikia parduoti namą, tai žinot, kur kreiptis. Dabar apie šitą nutukusį veikėją kalbam toliau. Čia va jo žinutės. 23 valandą jis man rašinėja. Sakau, tu sukčiau, va tokia terminologija. Uostik tą, uostik aną, tau į šikną, tau į akį. Tai trumpas frazės, jo auditorija va, kalba tokiam trumpom frazėm. Jisai toks tipo biški gudresnis tarp jų, bet irgi sukčiau, aferistė. Ką jis dar? Po to aš dėl to video įrašą, kad žmonės ten yra video įrašas, kur gatvėje skanduoja melagis, melagis. Tuoj parodysiu aš tą. Reiškiasi, čia šortas, man atrodo, buvo. Žmonės skanduoja
Skirmantas Malinauskas melagis. Kiekvieną dieną gaunu apie Skirmantą Malinauską elektroninius laiškus ir žinutes, kad jis yra alkoholikas ir pinigus pasiskolinęs iš bendradarbių, iš žinių radijo ar kitų ten žurnalistų ir negražinės. Tai tokias žinutes gaunu kiekvieną dieną. Bet kad taip reaguoja žmonės į sutikę gatvėje, tai tikrai nesitikėjau. Paklausom. Wow. Ok. Palauk, man atrodo, yra ir video įrašas, kur jisai, melagis, va, čia. Pasirodo, atpažįsta melagį gatvėje, Vilniaus gatvėse, ar čia Vilniaus ar Kauno gatvėse atpažįsta Skirmantą Malinauską ir skanduoja tai, ko jis matomai nusipelno. Žmonės net atsisuka. Žodžiu, šitas veikėjas, ir čia tas įrašas, melagis, čia toks celofanas, arba kaip jisai, celofanas išpopuliarėjo, kaip jo yra vardas pavardė, aš dabar ir man užkrito šiuo metu. Nu, žodžiu, žinot apie, žinot, dauguma gal žinot. Tai jisai man rašo, tas, kuris šaukia dabar Proveniškėse ir meluoja, kaip jį nužudyti, bet tokių aferistų kelias aiškus, teiginys dėl žinių radijo, nesu ne vienu centu pasiskolinęs nei iš kolegų, jis jau teisinasi man. Va, žiūrėkit, jau geras dalykas, jau žmogus man naktimis teisinasi. Pas mane buvo 4 ar 5 vakaro, pas jį 11 Lietuvoje. Ir jis man teisinas, nesu skolinis, čia melas, apgaudinėjai, rimtai niekas taip neužsimė, jis atseit manim dabar rimtai užsims. Bet ar nebus taip, kad aš jo rimtai užsimsiu? Kol kas, kokiais nusikaltėliais rimtai užsimdavo, kol kas buvo pasodinti visi kalėjimą. Vieną netgi nesėdo į kalėjimą, bet vieną veikėją mano žmona net sutvarkė, gavo teistumo, nuotoliniu būdu sutvarkė. Tai čia va būtų toks šuva, toks veikėjas, kurį man reikėtų sutvarkyti nuotoliniu būdu. Tai visi, kas galit man padėti, labai būsiu dėkingas, tiek iš sistemos, tai aš jam tada rašau, reiškiasi, tai tu dar ir žmogžudystės užsakinėjai kalėjime. Va matot, jis teigia, kad su nusikalstamu pasauliu bendrauja, jis teigia, kad iš sistemos nuteka jam informacija, po to teisinasi, kad alkoholizmu niekada nesirgo, tai nesunku patikrinti, bla bla bla, žodžiu, jisai man vakare teis, čia jau geras dalykas. Kitaip tariant, šitas zuikis jau yra psichologiškai palaužtas. Ir akivaizdu, kad jis yra psichologiškai silpnas, kodėl jis net negali savo kūno kontroliuoti. Jis praradęs yra savo kūno kontrolę, visiškai. Aš toks negimiau. Tai buvo daug metų treniruočių. Ir aišku, fizinį darbą dirbau. Šitas veikėjas, kažin ar galėtų fizinį darbą, bet kur susižeistų, nukristų, įlūštų, ar ne? Nes tam, matai, per daug nutukęs yra, ar ne? Bet jis įsivaizduoja, kad yra intelektualas. Kažkaip nelabai jaučiasi to intelekto. Melas ima ir taip šlykščiai gudriai, ko niekas nenorėtų užsimti, ta šlykštukas šitokiais dalykais užsiima. Tai va, ir kas svarbiausia, man atrodo, šitam veikėjui ne tik tai už melą ir šmeižtą galima inkriminuoti nusikaltimus. Man atrodo, šitam veikėjui galima inkriminuoti nusikaltimus už tai, kad jis gauna prieigą prie slaptos informacijos, kur negalėtų paprasti žmonės gauti. Kodėl jisai gauna? Ar jis yra valstybės pareigūnas? Ar jisai priesaiką davęs? Kas jis toks? Ar jisai paprastas žulikėlis, vagis? Kas jis toks yra? Tai va, man atrodo, kad čia mes besikapstydami po to pigaus melagio su žemesnio intelekto auditorija, nenori visų įžeisti jo, nes jo video pažiūri žmonės šiaip, pramogai. Pažiūri ir va čia
vienus Miami netgi buvau sutikęs. Ir po to jie grįžo į Lietuvą, man jau rašo, Malinovskis sako apie tave įrašą. Tai jie vadinasi klauso. Šiaip verslininkai, jauna šeima, teisingos vertybės, viskas, bet irgi pasižiūri. Pasižiūri, ką tas pramogai, kas čia vyksta. Dabar žinot, tie socialiniai tinklai, informacinis toks karas vyksta. Kas čia vyksta? Bet šitas veikėjas yra sisteminis kenkėjas ir jį reikia bausti. Brangiai, būkit drąsūs. Jeigu kas nukentėjo, ar įžeidė kažką, aš būsiu jūsų pusė, aš ne vieną nusikaltėlį, galit pasidomėti, kiek Overlingas yra uždarę žmonių į kalėjimą. Dabar ne per seniausiai buvo teistumas, bet gavo saliginai. Nu tai, sakykime, ten toks nusikaltimas neipatingas buvo. Gavom, atrodo, metus laiko saliginai. Ten toks buvo parazitas, kenkėjas kenkia mano turtui. Ar ne? Šitas kenkėjas kenkia mano turtui taip pat. Šitas parazitas, šitas veikėjas kenkia mano turtui. Ar ne? Ir todėl kviečiu visus, kas esat nukentėję, dirbkim kartu, dirbkim kaip komanda. Ar ne? Tiesa mūsų pusėje, mums nėra ko bijoti. Tai va, dar tais žulikavimo, tais banditizmo laikais esu ne vieną banditą uždaręs, kuo puikiausiai dirbau su policija, su prokuratūra. Aišku, buvau Lietuvoje, man buvo lengviau, susitinki, pakalbė ir taip toliau. Tai šitą žuliką reikėtų uždaryti. Ką jūs manot? Rašykit komentaruose, bet šitą žulikėlį arba jis turi kompensuoti nuostolius, reiškia, padengti žalą, jisai turi, tarp kitko, jis jau pralošė vieną bylą, man atrodo, dabar tokių bylų bus griūtis, pralošė prieš švinių tą vadinamą, pukelis, ar kaip jisai ten, reiškia, nu tai, sakykime, pralošė bylą prieš banditą, ne? Visuomenėje švinius, tai banditas buvo vadinamas, ne? Kas ten iš tikrųjų, aš tai nežinau. Ko aš nežinau, to aš nekalbu. Bet šitas va žulikėlis, reiškia, šitaip bando pasipelnyti, reiškia, šmeiždamas kitus, visi kas papuola. Žodžiu, kad tik tai padidinti tą bukapročių armiją, kad va tą tokį dėmesio gauti, po to aukokit. Ir tai va aiškinsimės, kiek jis turi pinigų, iš kur jis juos gauna, viską išsiaiškinsim, ar ne? Kaip pasitas verslo modelis veikia, viską aiškinsimės. Viena man parašė, nežinau, ar ten tikras žmogus ar ne, bet parašė, kad, reiškia, jis ir pinigų pasiskolina iš kolegų ir siūlė verslo modelį kartu daryti, imdamas kitų pinigus. Dabar jis galvoja, nafik, aš čia skolinsiu iš savo draugų ir pažįstamų, davai visi jam suaukokit pinigų. Brangiai, kas turite nors šiek tiek sveiko proto, neaukokit šitam veikėjui pinigų. Tai yra melas. Jūs finansuojate melą. Jūs finansuojate, bet matomai jau daug kas suprato, daug kas per ilgą, matot, meluoti galima trumpai ir jis tą turėtų žinoti. Meluoti galima apgauti visus žmonės galima, paruošus gerai melą, galima apgauti visus trumpam. Daugelį žmonių galima apgaudinėti kurį laiką, bet neįmanoma apgauti visų visada. Tai šitą principą šitas žulikėlis turėtų žinoti. Neįmanoma apgaudinėti visų ir visada. Tas, kas nutiko su ta didžiaja pandemija, tas, kas nutinka su kitais dalykais, kur žmonės yra mulkiami ir apgaudinėjami, galų gale įla iš maišo išlenda. Tai jisai pasirinko blogą kelią. Jisai pasirinko rinkti pinigus iš žmonių po 3, po 5, po 10 eurų ir šitaip gyventi iš tų žmonių, neva jisai skleidžia tiesą. Ar ne? Bet vis daugiau žmonių supranta, kad jo tiesa yra kažkokia paslėpta, su kažkokiais interesais, kad jeigu jisai nori tiesą išsiaiškinti, jisai šitas nutukėlis turėtų pilnai atlikti tyrimą ir su manim niekada nekalbėjo, reiškia, su kitais jis ima tik tai vieną kažkokią tai veikėją, kuris nevas skundžias, nei sutarčių nežiūrėjo, nei dokumentų nežiūrėjo, nieko. Tai paprašyk, viską galim parodyti, ir sutartis, ir dokumentus. Ne, matai, jisai ieško tik tai, kas blogai ir išpumpuoja, paima kažkokį tašką, ne čia padėjo jau blogai. Reiškia, tai yra pigus, žemo intelekto, žemo lygio žulikėlis. Ir tie, kas aukoja tiem pinigus, tiesiog švaistot savo pinigus, finansuojat melą. Geriau nupirkit savo šeimai kažką už tuos 3 ar 5 eurus, nupirkit savo šeimai knygą, kurie lavintų intelektą. Va, pas mane, žiūrėkit. Va, pas mane knygų krūvos knygų prikrautas, mes skaitom, mes lavinamės. Štai kodėl mano sūnus geriausias pasaulyje šachmatistas. Gali žaisti akluoju būdu ant 10 lentų.
Ar ne, bet kokį didmeistrį gali padėti į vietą. Ir tik 11 metų vaiką. Štai kas yra intelektas, štai kas yra proto galia. Čia yra pigus kiaulė, žemo intelekto melagis. Čia kol kas per savaitę man susidarė toks įspūdis. Bet kapstykimės giliau. Kviesime mes žmonės, kurie yra nukentėję, kurie yra, reiškiasi, kurie yra vienaip ar kitaip paveikti, bendradarbiai, kurių pinigus gal, kur jisai rodė ne gerą elgesį, čia pristato save toks kaip angelas, žinai, tiesa yra svarbu, tiesa yra svarbu, tiesa yra svarbu, reiškiasi, kuria tokius, reiškiasi, nu, tokius tipo bando, kaip čia pasakytume, ar lietuviškai net nežinau, fun, making fun, ridiculous, tokius video, kurie užsima žmonių kvailinę, reiškia paversti žmonės kvailiu, kad reiškia, kad tie, kurie viešina valdžioje sėdinčius tikrai nusikaltimus arba tą trendą, ką jie daro, ne, ir su tais pačiais skiepais, ir su tais pačiais, supranti, nu klausykit, Lietuvos prezidentas, bleka, iškrypėlių vėliavą mosuoja, vaikučius jau programuoja nuo mažens. Davė tokią užduotį, jisai eina į daro. Lietuvos prezidentas, Nausėda čia, jeigu eina kalba apie ką. Ir supranti, kodėl jis apie tos dalykus nešneka? Čia aktuali daugelio žmonių problema, ar ne? Labai aktuali daugelio žmonių problema. Kiek buvo skiepų sužalotų žmonių, kiek mirė galimai jau nuo jų, kaip dabar jų sveikatos yra, kaip mokyklose tą lytiškumo, kodėl jis apie tai nešneka? Nes tai yra sisteminis spaudimas, reiškia, tai yra sisteminis mechanizmas, kuris yra Amerikos farmacijos industrijos labai stipriai finansuojamas. Ir tam šūniui numetama keli eurai, ar ne? Gal 1000, gal 5, gal 10, gal 50, aš nežinau. Bet kokiu atveju, tai yra žmogus, kuri pardavė savo sąžinę už tas kelias kapeikas. Štai kokia yra tiesa. Čia kol kas savaitės analizės, ką aš supratau. Bet kviečiu visus, kas, būkit drąsus, nėra ko bijoti. Čia yra feikas, jo visi tie ryšiai feikas, tai kaip tik tai, kai jis pataps karšta bulvė, kai mes pradėsim jį irgi tikrinti per visus jo failus, ar ne, tai greitai visi ryšiai nuo jo nusisuks. Niekas jam nebeduos informacijos, niekas nebepreis prie vidinės informacijos, nebegaus nei iš tų informacijos, ar ne. Šitą žuliką reikia stabdyti. Tai yra blogis, brangiai. Tai yra visuomenės blogis ir kaip piktžolė, ir mes turime piktžolės išrauti iš šito gyvenimo, čia mūsų visų pareiga. Kviečiu į Zoom konferenciją, kas pateiksit man informacijos. Aš 30 metų studijuoju psichologiją, studijuoju mintis, studijuoju, reiškia, atminti, daug dalykų. Mano sūnus pasaulio čempionas šachmatuose, geriausias pasaulyje, nėra jis dar tituluotas pasaulio čempionas, pasibiškia aukštesni tikslai yra, tarp vaikų jis jau eina į suaugusių lygą, reiškia, tai tarp vaikų jam nėra jau lygių, ar ne? Tai, bet jisai jau žaidžia su didmeistriais ir jos triuškina kiekvieną dieną apšilimui pusryčiams, ar ne, jie ten online žaidžia. Tai va, mūsų tikslas yra lavinti mus kaip civilizacija, kaip žmonija, ar ne, skatinti intelektą, skatinti teisingas vertybės. Šitas žulikėlis, reiškia, dergia tos žmonės, kurie yra už teisingas vertybės, kurie yra už intelektą, kurie yra už žmonės, už teisingą žmonių gyvenimą. Todėl jis yra ir nutukęs. Todėl jis kaip kiaulė ir nutukęs, nes jis nori ėsti ir būti kiaulė. Ar ne? Tai drąsiai rašykit, jisai jo nepalaikys nei sistema, kai jis pataps karšta bulvė. Jo nepalaikys niekas. Iš jo aplinkos aš jau po pirmo video susilaukiu pilną žinučių, kai kurie buvo troliai. Tai čia per daug nesivarginkit. Jūsų IQ yra per žemas. Malinausko ir jo tos auditorijos, tos kur ten uosti, durka, dar kažką, tai yra toks žemas IQ, kad jų nėra ko bijoti. Nėra ko bijoti, jis tiesiog yra įgijęs patirties žurnalistikoje, ar ne? Jį ten išmokė jau matyti, kaip meluoti ir manipuliuoti, ar ne? Galbūt todėl jis nepritapo Respublikoje, ar ne? Respublikos po to, bet ir kitose redakcijose nepritapo. Ar ne? Kad ir tas 15 minučių tai yra propagandinis kanalas, bet jis ir ten nepritapo, ar ne? Tarp kitko, man sakė, kad visur ta pati priežastis. Ir jis ten buvo netgi patarėjau kažkokio ministro ar kažką tai. Ir ten nepritapo, nes sakė, su kvapeliu ateidavo labai dažnai.
Nu kaip tu neateisi, kai tu esi supuvęs vertybių neturintis žmogus? Nu kaip tu negersi? Jis tai bando save o šitai. Čia jis turėtų pas mane praeiti apmokymus, gauti kursus, kaip susitvarkyti savo psichiką. Ir gal tikrai žmogus, jis energijos turi daug, jisai daro blogį, bet jis tą daro energingai, ar ne? Tai jeigu šitą blogį, ką jis daro, jeigu pakreipti teisingą kryptim, tai jisai man galbūt geriausias namų pardavėjas Lietuvoje būtų su savo YouTube kanalu. Ar ne? Daugiausiai namų parduotų. Ne, gal reikėtų jam pirmą pasiūlyti psichoanalizę ir namų pardavimais užsimti. Aš žmogus turintis gerą širdį, galiu atleisti bet kokiam žulikui. Bet kokiam. Savo didžiausiam priešam esu atleidęs. Ar ne? Bet prieš tai jie gavo nusipelnytą bausmę. Ar ne? Tai esam po vieną, po du, po keturis esam uždarinėję į kalėjimą. Tikrus nusikaltėlis. Šitas yra tikras nusikaltėlis. Tai, ką jis bando parodyti, kad aš kažkoks atsukčius aferistas, ar ne, tai čia yra jo žemo intelekto bandymas prisitraukti savo pinigų aukoms ir įgyti tą auditoriją 150 000. Dar pasirinko rinką Lietuva. Nu, tai būtum YouTuberis Amerikoje kažkur turėtų 1 10 000, man atrodo, rekordas yra 120 milijonų prenumeratorių. Ten jau jis aukoja po 1 milijoną. Šitas yra pigus sutrius, pigus suskis. Pigus reiškia melagis ir jis pats tai pripažino. Pabaigai, jeigu kas tik tai nuo vidurio jungiat ar pačiam gale, tai va, jisai pats prisipažįsta, kad yra melagis. Aš esu Skirmantas Malinauskas. Nuo šiol teismo sprendimu pripažintas melagis, todėl labai. Va, Skirmantas Malinauskas teismo sprendimu pripažintas melagis. Nesigilinau, aš dar neturėjau laiko detaliai aiškintis, kas ten kaip, bet šitas žmogus yra melagis. Tai yra degrada, tai yra nutukęs kiaulė, kuris apdergs bet ką už kelis eurus. Būkit atsargus ir jokių būdų neaukokit jam pinigų. Jokių būdų. Paaukokit vaikam, našlaičiai, gatvai, senukui kokiam paaukokit. Šitam sisteminiam žulikėliui, kuris dalyvavo genocidiniam projekte, ar ne, ir sakė, kaip gerai skiepytis, eikit visi skiepyti. Šitam žulikėliui tikrai reikėtų taikyti rimtą bausmę, dalyvaujant genocidiniam projektui ir skatinant genocidui. Tai jisai apie tai turbūt dar net nemąsto. Jis turbūt sakys, kad čia tik mano nuomonė. Ne žmogau, kažkas, kad ir tie silpnesnio intelekto žmonės patikėjo tavo sprendimu ir jie dabar yra mirę arba serga autoimuniniam ligom. Vau, kaip reikėtų tokį žmogų bausti. Nuspręskit patys. Ačiū uždėmesi, čia buvo Darius Overlingas, namų brokeriai ir kaip Skirmantas Malinauskas meluoja? 2 klausimai. Visi, kas su juo susidūrė, 2 klausimai. Kodėl jis meluoja? Kaip jisai meluoja? Ir kodėl meluoja? Ne, iš tikrųjų atvirkščiai turėtų būti. Kodėl Skirmantas Malinauskas meluoja ir kaip jis meluoja? Tiesa apie Skirmantą Malinauską, brangiai, yra svarbu. Kaip Skirmantas Malinauską? Dabar dekonstruokim jo tą melo metodiką siekiant pasipelnyti. O kas norite parduoti namus, čia jau dabar pasireklamuosiu, nes ir aš noriu pinigų, ir aš noriu uždirbti pinigų, bet jūs galite eiti ir paklausyti kliento atsiliepimai. Labai svarbu. Va, 3 namai parduoti intelektualių, protingų žmonių, kurie jau bendravo su kitom agentūrom, nusivylė, gavo blogas paslaugas, patys bandė, nepavyko ir galų gale kreipėsi į mus ir visi šitie namai jau parduoti ir parduoti geromis kainomis pagal dabartinę situaciją rinkoje buvo gautos aukščiausias įmanomas kainas. Kągi, ačiū uždėmesi, prenumeruokit namų brokerį YouTube kanalą, siųskit man informaciją visais įmanomais kanalais ir e-mailas, elektroninis paštas namubrokerį@gmail.com ir telefonas yra apačioj. Ir prenumeruokit, aišku, namų brokerį YouTube kanalą, kad gautumėt informaciją, kas liečia namų pardavimus. Ačiū uždėmesi ir iki malonaus.